Skaitinys iš Išėjimo knygos. Anomis dienomis Mozė ganė savo uošvę Jetro Midjano kunigo kaimenę. Nuvaręs kaimenę už dykumos, jis atėjo prie Horebo, Dievo kalno. Viešpaties angelas jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo, nustebęs, nes krūmas nors ir skendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė sau tarė, turiu eiti pažiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Kai viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pažiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, Mozė, aš čia. Tas atsiliepė. Tada jis tarė, neik arčiau, nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu Dievas tavo tėvo, jis toliau kalbėjo. Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. O viešpats tęsė, aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia, nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienu ir medumi. Betgi Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraeliečius ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs ir jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Dievas Mozei tarė, aš esu, kuris esu. Ir jis tęsė, tu taip kalbėsi izraeliečiams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo Mozei, taip tu kalbėsi izraeliečiams, viešpats jūsų protėvių Dievas, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo, atsiuntė mane pas jūs. Šis bus mano vardas per amžius, šiuo vardu mane šauksis visos kartos. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Šlovink Viešpatį mano siela ir visa mano esybė tešlovina jo šventąjį vardą. Šlovink Viešpatį mano siela ir neužmiršk, koks jis geras. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir visas tavo negalias išgydo. Jis atperka iš duobės tavo gyvastį, apsupa tave gailestingumo ir meile. Viešpats yra mylintis ir gailestingas.
Viešpats vykdo teisumo darbus, gina teisės visų engiamųjų. Savo kelius jis parodė Mozei, didžius darbus Izraelio tautai. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Rūstaut negreitas, kupinas ištikimosios meilės. Kaip aukštai yra dangus virš žemės, taip didis yra jo gerumas, jo pagarbiai bijantiesiems. Viešpats yra mylintis ir gailestingas. Skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Noriu, kad žinotumėte, broliai ir seseris, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės jos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nenupultų. Tai Dievo žodis. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Atsiverskite, sako Viešpats, nes čia pat dangaus karalystė. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tuo metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaiptol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė.
Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo vynuogynę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui: štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako: šeimininkė, palik jį dar šiais metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirzdinsi. Girdėjote viešpaties žodį. Vieno didelio miesto katedroje buvo iškilmės ir kunigas atvažiavo iš kitur, suko ratus, nėra kur pastatyti automobilio, pastatė kur draudžiamoj vietoj, užkišo lapelį už stiklo priekinio, kad ieškojau, 100 kartų važiavau aplinkui, neradau vietos, skubu į mišias, atleisk mums mūsų kaltes, kunigas toks ir toks. Po mišių jisai ateina, žiūri, kitas lapelis užkistas už stiklo, policininko lapelis, kuris sako: aš čia jau važinėju 10 metų šito maršrutu. Ir sako: aš negaliu jūsų nenubausti, todėl kad aš neteksiu darbo. Ir parašė: nevesk mūsų į pagundą. Taigi, kaip matome, atrodytų tokia kasdieninė situacija galėtų būti ir vėl čia tas atleidimas ir gailestingumas. Vienas prašo atleidimo, o kitas sako, kaip matome, jis yra teisingas. Ir mes dažnai turime tą tokį sunkumą ir Dievo atžvilgiu, kad jisai toks yra gailestingas, bet pasižiūrėkim, jis yra ir teisingas. Ir šios dienos visi skaitiniai mums kalba būtent apie Dievą, kuris yra gailestingas, bet jis tam tikrą prasme, nors ir mūsų nebaudžia, tokia mūsų aiški tikėjimo tiesa, kad Dievas mūsų čia nebaudžia, bet jis leidžia įvykti tam tikriems dalykams. Kaip girdėjome pasakojime, tai yra kažkoks tai stichinis dalykas, kada žūsta žmonės. Tai nepriklauso nuo tų žmonių, jie kalti ar nekalti, žūsta ir visi žmonės žūsta. Bet tačiau yra ir tam tikros nelaimės, kurios kyla dėl žmogaus kaltės. Išgėręs vairuotojas, kuris gali padaryti bėdų ir užmušti nekaltus žmonės. Kokie nors teroristai, kurie nežiūri ir žudo ir ten žūsta tikrai nekalti žmonės. Taigi Dievas mums duoda įvairius tokius dalykus, kurie mums tikrai yra kaip ta galimybė, kad mes galėtumėm pamatyti ir kad mes galėtumėm atgailauti ir atsiversti. Kitaip tariant, mes tuomet pamatome mūsų gyvenimo trapumą, kad gyvenimas turi pradžią ir turi pabaigą. Pažiūrėkime jau pirmajame skaitinyje. Tas yra nuostabus pasakojimas apie Mozę, visi mes žinom tą degantį krūmą. Taigi apie Mozę ir Dievas nori parodyti išrinktai tautai, kuri yra Egipto vergijoje, kad jis ją rūpinasi, kad jis žino, kas ten su jais vyksta ir darosi, ir kad jis jiems duos tokį drąsų vyrą Mozę, kuris taps jų vadovu ir jų gelbėtoju. Taigi tas Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas apsireiškia iš to degančio krūmo ir jisai užtikrina patį Mozę, kad jis yra su savo tauta, kad jis tuos visus įvykius stebi. Ir žinoma, Dievas pareiškia, ketinas pasinaudoti Moze kaip tuo žmogumi, kuris išvaduos jo pavergtą tautą.
Na ir kaip girdėjome, Dievas apreiškia savo vardą, nes Mozė sako, o kaip aš pasakysiu. Ir jisai sako savo vardą, aš esu, kuris esu. Ir žinoma, jisai atnaujino dar duotą pažadą patriarchams, kad jiems bus duota žemė, kur tekės pienu ir medumi. Psalmistas jisai primena apie neišsenkantį Dievo gailestingumą. Kad gailestingas ir maloningas yra viešpats, jisai rūstauti negreitas, jis yra pilnas, kupinas gerumo. Antrajame skaitinyje, kaip girdėjome, apaštalas Paulius įspėja mus, kad Dievas yra gailestingas, bet jis yra ir drausminantis. Todėl jisai kalba Korinto krikščionims, kad jie turi pasimokyti iš tos liūdnos, išrinktosios tautos patirties, kuri ne šiaip savo atsidūrė Egipto nelaisvėje, kad jinai nebuvo ištikima Dievui. Taigi gailestingas ir maloningas Dievas, duoda jisai jiems suprasti, taip pat yra ir teisingas, kad jis yra taip pat ir reiklus. Todėl jie turėtų vengti nuodėmės ir ypatingai stabmeldystės. Na ir Evangelija. Atrodytų, atėjote, kad čia galėtumėte šiek tiek išgirsti tokių pakeliančių dalykų, o pasaulis, kuriame mes gyvename, dabar yra toks neramus, vyksta daug įvairiausių blogų dalykų, nelaimių, karų, ligų, pandemijų netaip seniai buvo. Tai šiandieną mes taip pat skaitiniuose Evangelijoje girdime daug negatyvo, kaip šiandieną sakytumėm. Jėzus kalba apie nugriuvusį bokštą, apie žuvusių žmonės statybose ir jisai klausia labai svarbaus dalyko. Ar jūs manote, kad tie, kurie žuvo, jie buvo kaltesni už kitus? Nes žydų sampratoje tai buvo Dievo bausmė, jeigu taip atsitiko, Dievas nubaudė. Mūsų gyvenimas iš tiesų yra, kaip minėjau, su pradžia ir pabaiga jinai visuomet yra gerokai arčiau, negu mes norėtumėm ir galvotumėm. Bet mes suprantame, kad šitas žemiškas gyvenimas arba tas fizinis gyvenimas, jisai čia baigsis. Bet mes esame tie, kurie suprantame, kad tuo gyvenimas nesibaigia. Ir štai dėl to šiandieną Evangelijoje mes girdime tą palyginimą apie figmedį. Kaip ūkininkas yra kantrus su figmedžiu, duodamas dar jam 1 metus, kad galbūt tas medis dar duos vaisių. Taip pat ir viešpats lygiai taip pat elgiasi su mumis visais, jis yra kantrus, kad mes duotumėm vaisių. Tačiau, kaip žinia, duoti vaisių laikas yra ribotas. Jis nežinome, kur jo yra ribos. Mūsų gyvenimas vieną dieną baigsis ir turėsim vis tik tai parodyti tuos vaisius, kuriuos šitame pasaulyje mes turėjome duoti. Taigi mes negalime tik tai atidėlioti, kad kažkada ateityje tai įvyks, bet mes turime vaisių duoti, kaip ir mišių pradžioj sakiau, dabar, šiandieną, nelaukiant kitos dienos. Visi gerai žinome ir daugelis iš jūsų labai mylite šventąjį Augustiną. Jūs žinote, kad jis nemažai metų praleido gyvendamas ne visai tokį krikščioniui tinkamą gyvenimą, bet jis ir nebuvo krikščionis. Mama šventoji Monika daug meldėsi, kad jisai tokiu taptų ir jisai tokiu tapo labai uoliu krikščionimi ir pasimokykime iš jo daug teologinių dalykų, bet ir būtent tą, ką jisai sako, jis labai gailėjosi,
kad praleido daug laiko tuščiai, kad jis išbarstė daug laiko dėl to, kad atidėliojo norą tapti krikščionimi ir pakeisti savo gyvenimo būdą. Visi tikriausiai esate matę ir tokį stiprų filmą Šindlerio sąrašą, kuris yra iš tikrųjų tikras pasakojimas apie Oskarą Šindlerį, kuris Antro pasaulinio karo metu, būdamas stambus verslininkas, jisai gelbėjo žydus, didelius ir mažus, tam fabrike atrasdavo darbo ir mažiukams vaikams, nes jis motyvavo, kad jų reikia. Ir kuomet jau karas pasibaigė, ką jisai pasakė, sakė, aš gailiuosi, nes aš galėjau padaryti daugiau. Jis padarė tikrai daug, bet galėjau padaryti daugiau. Taigi, pirmiausiai, ir šiandieną mes čia susirinkę turėtumėm klausti, o kaip mes? Kaip mes duodame tuos vaisius viešpačiui? Na, tie, kurie yra jauni, sako, na, aš dar esu mokinys, arba aš esu studentas, ruošiuosi ateičiai. Žinoma, tikrai taip. Tie, kurie dabar yra jaunuoliai, jie taps tėvais, bus apdovanoti vaikais, dirbs įvairius darbus, bus gydytojai, teisėjai, dalis iš jų galbūt bus kokie nors socialiniai darbuotojai, vienas kitas. Mes čia vis kasdieną meldžiamės, kiekvieną sekmadienį gal kunigu taps ar vienuoliu. Taigi bus tų, kurie taps įvairių tokių labdaros organizacijų darbuotojais, kurie iš esmės yra sukurti tam, kad padėtų vargstantiems, tiems, kuriem reikia pagalbos. Bet visa tai yra ateityje. Tik yra ruošiamasi, kad kažkada tai bus daroma. O kas, jeigu ateitis neateis? Bokštai griūva, vyksta tragedijos, kaip minėjau, ir karas, apie kurį mes čia jau vis nuolat kalbame. Kas mes esame, ką darome, kad čia ir dabar jau šiandien galėtumėm sakyti, kad tarnaujame viešpačiui. Kaip šiandieną duodame vaisių tai jo karalystiai. Vėlgi daugelis sako, tų, kurie dirba. Aš esu dirbantis tėvas, dirbanti mama. Ketinu, išeisiu į pensiją, tikrai padarysiu daug dalykų, kuriuos šiandieną niekaip negaliu padaryti. Bet malonė veikti ir duoti tuos vaisius yra čia ir dabar, nelaukiant pensijos, nelaukiant, kol mes užaugsime, subręsime, gausime diplomą. Ir jeigu tų, kurie sulaukia pensijos, čia irgi yra jau vienas kitas tokių, ir jeigu mes jų paklaustumėm, ar jūs šiandieną turite ir jėgų, ir jau tų norų, kuriuos kažkada jūs atidėjote į šalį. Ar dar šiandieną jūs galėtumėt ir imtumėtės tai daryti? Ir ar nesigailite dėl to, kad tuomet, kai galėjote kažką padaryti, jūs tiesiog atidėliojote? Ko gero, būtų nemažai dalykų, kad taip. Bet žinokite, labai rimtame klausime, aš jau turiu tokią, tik tas, aišku, tyrimas mano toks neužfiksuotas, neužregistruotas, bet visuomet paklausiu dėl vaikų. Jau žmonės yra metuose, turi kokį vieną arba du vaikus ir sakau, o kodėl jūs neturėjote daugiau vaikų? Nu, sako, vis planavom, galvojom, kad paskui ir jie gailisi. Ir jie iš tikrųjų gailisi. Tai manau, kad čia apie darbus, apie gailestingumo darbus ir visa kita, bet žinodami, kokia mūsų demografinė padėtis yra, ir šitas klausimas yra jau pasaulio gelbėjimo klausimas. Neatidėliokite, kol galite. Neatidėliokite ir visą tai, ką jūs darysite, Dievas jums suteiks ir jėgų, ir visokiausių kitokių reikalingų malonių. Taigi mes
jeigu kalbam apie tokius didelius dabar dalykus, ką aš paminėjau, bet jeigu mes kalbėsim tiesiog apie kasdieną, mes negalime sau leisti nebūti geranoriškai su žmonėmis paprasčiausiuose, smulkiausiuose dalykuose. Juk mes negalime sakyti, kad šiandieną aš esu be nuotaikos, būsiu malonus rytoj. Ir jeigu jūs kur nors kreipiatės, nueinate į kokią nors įstaigą ir matote, kad tas žmogus, kuris turėtų būti jums malonus, toks nėra, bet jis yra liūdnas, jisai galbūt išgyvena kažką, tai mes tokios prabangos neturime. Jeigu mes taip elgiamės, mes neduodame vaisių. Jeigu matome žmogų, kuriam reikia pagalbos čia ir dabar, bet sakom, galbūt aš kitą dieną su juo pasikalbėsiu, gal kitą dieną nuvažiuosiu ir pabūsiu, kažkiek praleisiu laiko. Jeigu mes to nepadarome, mes neduodame vaisių. Ir pačiam man netaip seniai tokių dalykų nutiko, kad labai gailėjausi, kad nenuvažiavau, o žmogus mirė. Nenuvažiavau į vieną vietą, vėl kažko nepadariau ir jau tu nieko netitaisysi. Bet manyčiau, kad čia kiekvieno iš mūsų gyvenime turbūt panašių dalykų mes galime aptikti. Todėl, žinodami, kad mes negalėsim atsukti laiko ir to padaryti, pirmiausiai daryti tai, kas yra būtina, netidėliojant kitai dienai. Taigi turime tą gyvenimą, kurį Dievas mums dovanoja, kuris yra labai nuostabus, bet dėja jis labai trumpas. Todėl turėtumėm išnaudoti kiekvieną dieną. Todėl, kad esame kaip tas Evangelijoje paminėtas figmedis. Kaip žinome, tėvas turi vynuogyną, o sūnus yra sodininkas, suteikiantis tam, kas auga šitame vynuogyne, augimą, klestėjimą, vaisių davimą. Dvasia tai yra mūsų turimos dovanos. Mes esame visi apdovanoti ir turtingi įvairiomis charizmomis, talentais ir mes turime jais dalintis su kitais, kurie šitų talentų arba charizmų neturi. Bet mes visi sukurti laisvi, turim laisvą valią. Ir štai nuo mūsų, tikrai tik nuo mūsų priklauso, ar mes norime duoti tuos vaisius, ar stengiamės tai daryti čia ir dabar. O gavėnia, brangieji, yra tas nuostabus geras metas pasitikrinti, ar mes duodam vaisius. Dar kartą reikėtų pasižiūrėti ir kokius vaisius, nes jūs žinote, netaip seniai buvo Evangelija, kur kalbėjom apie medį gerą, kuris duoda gerus vaisius, ir blogą, kuris duoda blogus vaisius. Neužtenka tik duoti vaisius. Kaip žinome, blogis labai produktyvus yra. Blogis moka labai susitelkti. Blogis moka labai dirbti dieną ir naktį. Jūs galvojate labai lengva apiplėšti kokį banką, dar kažkokį nusikaltimą padaryti. Kiek reikia sukti galvą? Tai blogam ir duoda tokius blogus vaisius. Dievas mums davė visas tas dovanas, kad mes geram panaudotumėm. Tai ir pasitikrinkim, pasidarykim tokią sąskaitą, tokį auditą kiekvienas savo, kokie tie vaisiai ir ar dar nelaikas susijimti, nes, kaip matome, gavėnia jau įpusėjo. Todėl išnaudokime tą laiką čia ir dabar. Amen.